Laidą pristato Medicinos diagnostikos ir gydymo centras. Atidumas gydo. Praeitą savaitę žadėjau, kad tęsime temą apie vaikų mitybos sutrikimus. Anąkart kalbėjome apie anoreksiją, šiandieną visiškai priešingas dalykas – viršsvoris ir nutukimas. Ar padėtis labai rimta? Į šį klausimą atsakys mūsų specialistai. Šių dienų situacija nėra džiuginanti, nes vis daugiau viršsvorio ir nutukimo problemų turinčių vaikų varsto gydytojų kabinetų duris. Deja, bet dažniausiai ateina ne tie, kurie nori užkirsti kelią nutukimui, bet tie, kurie jau jaučia per didelio svorio pasekmes. Vaikams didžiausia komplikacija – savigarbos praradimas. Jie dar neserga tokiomis ligomis, kurias gali sukelti nutukimas. Tai aterosklerozė, antro tipo diabetas, arterinė hipertenzija ir kitos. Tačiau kasdieniai neigiami epitetai ir patyčios vaiką žlugdo psichologiškai. Sveikai maitintis reikia pradėti nuo mažens, bet yra viena tokia nedidelė problema, kad vaikai visus savo įpročius atsineša iš namų. Iki 10 metų žmogaus organizme daugėja riebalų ląstelių. Vėliau jos pradeda pūstis. Kuo jų daugiau, tuo sunkiau jas pašalinti arba sunaikinti riebalus esančius juose. Šie darželinukai gauna maistą paruoštą remiantis dietologų rekomendacijomis. Mat jau nuo 2 gyvenimo metų reikia pradėti riboti riebalus, ypač tais atvejais, kai vaikai turi polinkį į nutukimą. Ir genetinis polinkis, ir netinkama mityba, per mažas fizinis aktyvumas, dažnas užkandžiavimas, daug saldžių gėrimų gėrimo. Iš tikrųjų daug yra priežasčių ir labai retai būna, kad būtų viena priežastis. Tai yra kelios priežastys, kurios supuola į vieną vietą ir vaiko svoris pradeda didėti labiau negu priklausytų pagal amžių. Nutukimas mums gresia ir jis jau prasideda. Mes matom pirmus požymius, kad mūsų vaikai jau yra linkę nutukti. Tai irgi susiję ir su mitybos blogais įpročiais, taip pat ir su gyvenimo būdo. Visigi žinom, kad visiems labai krenta į akis tai, kad jie daug laiko praleidžia prie televizoriaus, prie kompiuterio ekrano, mažai juda. Medikai patarė tėveliams išmokti atpažinti normalų vaiko svorį. Kaip tai padaryti? Visose ambulatorinėse knygelėse yra augimo diagramos. Jose pagal amžių suskirstyta, koks yra normalus svoris ir ūgis. Vis dėlto, jei problema jau yra, tuomet nereikėtų galvoti, jog vienintelė išeitis – dieta. Netgi aš nevadinčiau dietą, tai yra tiesiog peržiūrėti visos šeimos maitinimąsi ir vaikas ką valgo. Ir tai irgi priklausys nuo vaiko amžiaus. Jeigu tai yra paauglys, tai aišku, kad jis daugiau laiko praleidžia su draugais ir pats labiau renkasi maistą. Jeigu vaikas yra iki mokyklinio amžiaus ar ankstyvo mokyklinio amžiaus, tai tada tėvai turi didesnį įtaką. Jeigu taip toliau gyvensim ir nieko nekeisim, nedarysim, tai būsim tokie patys kaip amerikiečiai, vokiečiai dabar irgi lygiai tas pačias kalba apie vaikų nutukimo epidemiją prasidedančią pas juos, tai mes netoli nuo jų esame. Amerikoje tai vėlgi nuo 12 metų jau atliekamos ir skrandžio mažinimo operacijos, kai yra didelio svorio vaikai, kai yra nutukimas, tai 3 laipsnio nutukimas. Europoje kol kas jos dar nėra leidžiamas vaikams. Medikai vienbalsiai tvirtina, jog didžiausią įtaką ir didžiausią pavyzdį rodo tėvai. Tai tik nuo mūsų priklauso, kokius mitybos įpročius išugdysime savo vaikams. Tėvai pirmiausia turi patys normaliai valgyti ir mokinti vaiką valgyti taip, kaip priklauso. Informacijos, kaip tai daryti, yra šiuo metu daugiau negu reikia. Nors Lietuvoje nutukusių vaikų skaičius dar nepasiekė vakarų Europos ar Jungtinių Amerikos valstijų lygio, tačiau mes privalome žvelgti į ateitį, juolab, kad prognozės nėra pačios optimistiškiausios. O ir realūs pavyzdžiai, jog kasmet daugėja nutukusių vaikų, nieko gero nežada. Nelaikas susirūpinti vaiko svoriu tada, kai jis užauga ir kreipiasi dėl sutrikusios sveikatos. Ir valstybė, ir ypač tėvai turi jau šiandien galvoti, kaip maitina savo atžalą ir į šį reikalą nežiūrėti pro pirštus.